2023 m. pradžioje paėmiau lapą ir padalinau jį į 12 dalių. Tai padariusi mečiau savo iššūkį kiekvieną mėnesį užpildyti po vieną šitos keistos picos gabaliuką, dedant nuo viršuje esančios vietos su varnos galva ir dantimis. Juos aš pildžiau pagal to laiko matytas man patikusias ar prasmingas detalės, to laiko džiaugsmus ir problemas, kartais net užuominomis iš kitų to mėnesio piešinių. Na, bet kaip ir dauguma savo užbrėžtų dalykų, 7 mėnesį gabalėlio aš nepabaigiau. Po poros mėnesių grįžau prie projekto ir užpildžiau sakantį gabalėlį. Tačiau dabar liko atlikti nuosprendį, ką daryti su neužpildyta vieta. Nusprendžiau ją tiesiog padengti juoda spalva, kuri itin veiksmingai rodo mano žodžio nesilaikymą pačiai savo. Kad ir kaip šitas gabalas traukia akį nuo likusio piešinio, manau, jis vizualiai mums parodo, kad užsibriežti tikslai ne visada eina taip, kaip mes norime. Tačiau taip pat rodo, kad visada galime grįžti ir toliau siekti savo tikslo.